varžybas, vis pasisvert. Ne? Viskas, einam ieškoti svarstykų tam. Čia pataikėm. Ai, čia išėjimai. Senikai gerai, bet čia kėdžių reikėtų, ne kažkokių biškių? Tai gal bus. Žiūrėk, yra. Žiūrėk. Kėdis. Nu, okei. Pirma diena, gal netėjo dar. Kai pamatysim žvėrį. Žiūrėk, čia 90 kilų. Sužeminkit savo expectations. Pasilenkė iškart visos raudonos spaudimus. Tai tu čia kultūrizmą nepasirašai? Maladai. Jeigu tokį body fatą, tai nelabai, nežinau, tačiau man atrodo, nei tos varžybos mažiau. Prediction. 83, 4. Gerai. Bet aš nepasitikiu iš tam stiklai. Pašokinė. Nu, žiūrėk, 100 gramų apsirikau. Davai, gerai. Kaip jaučiamės? Ne, šiaip labai gerai. Jo? Labai gerai. Palauk, tai kur front biceps? Front biceps, come on. Let's go. Į veidrodį. Yeah, buddy. Update'as toks, kad sveriam labai gerai sveriam. Iš tom 4-300, ne? Jo. Ofigienai, tai reiškia kilogramas 300 gramų. Ir mes turim dar 17 valandų, ne? Iki svirimų, tai padarysim labai gerai, manau. Ir viskas. Vat buvom šitam komplekse. Big Maco kompleksas. Sporto centre, ar kaip? Druskininkų sporto centro. Nu, va, bent jau vienas žmogus užpyvinsiu šitą, nes aš nesikeikiu šiaip. Nesisizdavojam. Tai va, labai gerai atrodančios varžybos. Įvertinsim teisėjam ir toj patys, pažiūrėsim. Bet viskas atrodo labai fainai. Aplinka žiauriai graži. Viskas sutvarkyta. Užlaginau net. Aš manau, kad čia yra vienas iš tokių profesionaliausių varžybų vietų, kiek aš esu matęs LTF. Jo. Bent jau nuo 21 metų, tai kol kas lygis tik tai auga. Manau, Gražu žiūrėtų, prasme ateini. Pasaulio čempio lygis vos, ne? Pasaulio čempionato lygis jau. Paskutinį, aš kaip pensininkas pasižiūriu, ar gerai priparkavau. Užlendi iš visus pasižiūrė. Ar tai gerai, pažiūrėk viską. Gerai? Gerai, taigi tu nesu Audi važiavai. Ai, gerai. Mes čia lipam. Pas Martinu. Atvykom, karočią, susipažinti su mūsų ateities pasaulio čempionais. Yes, sir. Tai va dabar... Lietuvos ateitis. Jo. Šiandien pirma diena, kada paliesiu Lietuvos ateitį. Kad ir kaip būtų skamba. Viskas, laukiam ateities Lietuvos. Jo, laukiam ateis. Maksai, nu tai palauksim tada, čia pas jūs visai neblogai tarp tų butų ir parkutis tokius gražus. Tai mes atvažiavom. Nu va, šaunuoliai, teisingai ruošitės rytojų startam. Nature is the best. Tai va, gerai, tai mes matysit, lauksime, čia vieni didžiausių žmonių, kokius esi matęs pasaulyje. Ne, bet šiaip žiauriai lievai atrodo iš tikrųjų, nu bent jau man. Ta prasme, kai va dabar tipo, kažką papazau. Tu lievai atrodai? Ai. Tipo kondicijos visiškai nėra. Nes kaip aš atrodydavau prieš, nu, tarkim, 4 dienas, Ja. kai buvo svoris 8-7, tai... Nu, biški subliuškai, bet normalus dalykas. Dingo automatiškai raumenų tonusas, mažiau anglies, mažiau tiesiog pumpo dabar jau neturi kiek laiko, dabar tu esi stipriausiai savo formą. Ir vandenukas biški išeidinėja. Glikogenas išėjęs visas. Stipriausi bičiai Lietuvos tvari. Išlips iš mašinos ir mašinos pakils. Jo, galvoju su dropu atvarėte. Labą dieną, ponia. Žinai, matytis. Zdarova. Kūtų. Filmuotojas. Nu, visų galų meistras.
Nes praeitais metais dar tuo pačiu metu beveik katinau iki 7-4 kategorijų. Dabar jau iki 8-3 katinau. Damai. Vėl katin. Vėl katina. Aš ta prasme galvojau, kokius, 3 kokius metus dar pasitreniruosiu, Jo. priauksiu iki to 8-3 ir būdžiau ir gerai viskas. Ta prasme, Net metų neužtruko. padariau 2 mytus iki 8-3 ir dabar ant 3 jau katinu 4 kilus. Nu, bet tu jau ir 7-4 laikėsi ten apie 7-9, skaityk, žinai, jau sezonė, ten 7-8, nu tai... Crazy, blema. Biškai dar pavalgy, žinai. Ja net nedaug, man. Visi kaupė, žinai, vis tiek dar užaugai. Plus sunkiai treniravausi. Plus 10 savo. Viskas varoma, ne? Viskas. Sėtis. Grįžtu dar pasisversiu. Gal dar kažką suvalgysiu. Vėl druskinikus plėksiu. Varom tiesiai. Viskas, ne, davai. Aik, tu vos. Koordinacija strigo, viskas, davai, lūkysis, matysim. Matys per stiklą šitie visi. Pala, pažiūrim, koks... Viskas gerai. To. Nežinau. Gal vakar ištaškiau, žinai. Žinai, kai būna vieną dieną, vienas emocijas ten pat ir ant baistų. Jau, sup. Tai ką, viskas, game day. Žinau, jaučiuos ramiausiai per visą savo karjerą. Prasme, prieš varžybas turiu menį. Labai kažkaip nėra to anxiety prieš competition. Nežinau, gal čia su patirtim mantintas dalykas. Bet svoris padarytas kaip ir jau. Ten liko gal porą 100 gramų numesti, aišku, nuvažiuosim dar ant kalibruotų su virštikliu, pasisvėrsim normaliai. Visi daiktai paruošti, prepas buvo geras. Tai realiai tik tai lieka gerai pasirodyti ir enjoyinti visą dieną. Prieš varžybas dažniausiai nemėgstu labai daug kalbėti, tai dabar irgi nenoriu taškytis, tai susitiksim jau varžybų vietoj. Ir see you there. Bye bye. Iki greit. What's up? Yo, what's up? Tai ką, antrą dieną? Tai ciūrį kepinam pirmą dieną, tai kodėl mes vakar nerekepinam? Nes buvo žiauriai sudėtinga jau net pareit namo. Bet viskas. Einam prie mano varžybų. Tai iš esmės nežinau, Lukai, vis tiek buvai game day coach. Kaip tu pats vertini, žinai, visą šitą mūsų dalyką, ką mes padarėm? Paskui aš pasakysiu savo. Jo, gerai. Tai visų pirmiausia, tai mano buvo pirmas kartas, kada iš vis coachinau daugiau negu vieną žmogų. Yeah. Prieš tai buvo tik tais kelis kartus teko tai daryti ir šiaip tai mačiau tik kaip Rokas darydavo visus dalykėlius, viską. Tai biškį turėjau biškį minimalaus supratimo, bet dar tu mane ir paruošė šiek tiek. Tai, bet supratau vieną dalyką, kad neužtenka tiesiog žinot skaičių. Neužtenka žinot skaičių ir reikia adaptuotis prie kiekvieno atleto, tai tas ir yra sunkiausia. Nes čia jau toks psichologinis žaidimas gaunasi. Jo, faktas. Nu, aišku, tu dabar kalbėjai apie tą komandinį coachingą. Komandinį coachingą, bet jo, pačios varžybos buvo labai geros. Man patiko struktūra varžybų, bet tokia struktūra nėra labai palanki vienam žmogui tvarkytis tuo. Nes realiai vienu metu turėjom atletus, kurie išeidinėjo ant platformos ir vienu metu atletai, kurie jau turėjo warm-upintis. Ir aš toksai, žiūrėsiu kaip seksi, žinai. Tai buvo labai sudėtinga tas. Bet šiaip netaip susitvarkėm, tada aišku, ir yra komandinis darbas ir komanda ir yra ta, kad žmonės pamatė, kad yra keblumų iš karto atbėga net po varžybų padėti ir prisidėti ir man buvo labai malonu dėl to. Ir manau, viskas neblogai sekėsi. Labai gerai padarė. Žiauriai fainai, iš tikrųjų, žinai, galvoju, ar mūsų nebus per daug, ta prasme, žinai, turim media team, žinai, ten 2-3 žmonės, 2,5, turim paskui dar 3 papildomus žmonės, kurie, žinai, spot, reloaderį, ta prasme, tai galvoju, žinai, ar nebus mūsų per daug, žinai, bet kai parodė praktika, kad dar pritrūko netgi žmonių. Net pritrūko žmonių, bet ir kitas dalykas, ta visa masė mūsų tokia, mes neįmaišėmės niekam, mes susidirbom taip bendrai ir viskas buvo labai gerai, nes aš visą laiką mačiau visus mūsų komandos dalyvius visur.
ir media, ir visi buvo, jie prie mūsų, bet nei Ir sirgaliai, ir dalyviai, ir varmovas. Ir niekam netrukdė, ir net po varžybų irgi kai kurie žmonės ir kiti dalyviai, ne mūsų komandos nariai sako, blemba, labai fainai gražiai atrodė, sako, tai bendrai viskas ir organizuotai, ir profesionaliai atrodė, tai buvo labai labai malonu. Tai reiškia, net nesumaišėm niekam varžybų. Tai svarbiausias dalykas iš esmės. O dėl coachinimo, tai žinai, čia irgi yra skillas. Aišku, tos yra žinios specifinės, kurias turi žinoti, faktas, bet yra ir skillas, žinai, turi tiesiog tas patirties įgauti. Nu, apie kiekvieną žmogų turėjai tokį visai išsamų description, turėjai strategijas įvairias ir manau, kad labai gerai, žinai, realizavai tą dalyką. Ir dabar apie mano startą. Tai gali pradėti irgi tu, nežinau. Nuo warm-upų gali pradėti. Kaip aš atrodžiau tau, žinai, ar tikėjais, kad mes padarysim tą dalyką, ką padarėm, žinai, ir kažkaip bandom išplėtoti šitą dalyką. Tai visų pirma, turiu pasakyti irgi vieną faktą, kad aš tavęs nesu matęs realybėj dalyvaujančią. Normaliai. Niekada nesu buvęs visam procese. Ir aš tave žinau outside of the gym žmogų ir tu visai kitoks esi viduj. Lemba, tu toks stiprus labai. Jo, toks priešingybė, žinai, už varžybų, tu toks susikoncentravęs, ramus ir visa kita, ne? Bet jau tenais paleidai plaukus visiškai. Visiškai pasileidai plaukus. Tai buvo labai labai gerai, kad tu žinai, ką darai, nu ir aišku, matosi patirtis ir visa kita. Tai tavo warm-upai prasidėjo. Pirmiausia, tu mentaliai pradėjai warm-upinti save. Tai žiūrėjau, dingstai, jis pradingo. Tik tai atėjęs į tą areną jau iš karto. Viskas, jau savo pasaulį mato per žmonės, o ne žmonės, tik susikoncentravęs. Kažkas pasako, sakau, viskas įlokas, sakau, kreipkis, aš nieko nežinau, sakau. Tai labai gerai, tai tas mentalus tavo susikaupimas buvo pirma stadija, ne? Nu va, tada pradėjai warm-upus, warm-upai buvo geri, iš tikrųjų, pritupimai tai nerealiai atrodė, ta prasme, aš vis matau tavo pritupimus, visik social media, postinė ir visur kitur, ir ta prasme, paskutinis last warm-upas buvo, niekad gyvenime tu taip nebuvai nunešęs tą svorį, niekad, viskas susiklikino, viskas idealiai, ir kaip sakei, jo, su kiekvienu warm-upu jaučiausi geriau ir patogiau ir lengviau, tai reiškia, viskas teisingai buvo suplanuota. Jo, faktas ir žinai, galim dar irgi duoti tokios informacijos, kad aš katinau svorį. Ir man tas treniruočių svoris buvo maždaug 8,6, gal net kartais 8,7, ten žinai, nežinau, porą mėnesių gal, kai žinai, biškai balkas buvo per daug overreachintas, tai tas dalykas irgi kažkiek, žinai, efektina, kai katinai iki 8,3, kažkiek pasijautė, bet aš to tikėjausi ir irgi yra ta patirtis iš 7,4, žinai, anksčiau kai katindavau. Tai iš viso, tarkim, procentaliai, tai didesnis procentus nuo body weight, aš buvo, kad mes, tarkim, sverdavau 7,8, netgi paskui 7,9 sverdavau ir iki 7,4 katindavau, žinai. Tai žinodavau, kaip aš jaučiuos ir jeigu aš viską padarau po svėrimo gerai, tai žinau, kad jausiuos ant kiekvieno warm-upų vis geriau. Tai realiai šį kartą taip ir buvo. Žinai, tikėjausi to ir vėlgi viską padariau gerai. Viską padarai. Jo, ir paskui ant kiekvieno warm-upų vis geriau. Pirmas attemptas atėjo. Rokas jau antrų bandymų bandys gerinti savo pačiam priklausantį Lietuvos jaunimo rekordą. 0,5 kilogramo. Rekordas buvo pasiektas pernai per Europos čempionatą Vengrijoje. Metų pakako Rokui, kad pasiektų rekordinį lygį ir bandys jį pagerinti. 230. Давай, stipriai, davai. Rokas Burba.
Kokios ribos, 9 ar 5, karočią. Eik, paim mane kartu. Nerealiai, ir jis pasakyti, toks abejoji, galvoju, ne, viskas čia gerai, labai viskas gerai buvo. Todėl ir žiauriai yra svarbu svarkėti pertraukų. Ir žmogus, kuris nusimano, ir kuris gali tave handlint, žinai, ir kuris įtikina, kad viskas yra okei. Nu, aišku, realistiškai įtikina. Žinai, gali užhypinti, kad, o, viskas gerai, žinai, bet tiesiog tas svoris lievai, žinai, juda. Pats žmogus mato, tai va, labai svarbu. Kai turėjom situaciją su benču, bet viskas įsisprendė gerai, nes buvo pirmas openeris. Warm-upai važiavo irgi neblogai, bet ir pats minėjai ir jautei, kad jie nesijaučia labai kitaip, buvo kitoks judesys, bet man jis labiau patiko, nes jis buvo kažkoks geresnis, užtikrintesnis. Už treniruočių? Jo, už treniruočių. nes reikia priminti tą dalyką, kad pas tu tavo sporto salėje, kur tu treniruojasi ir ruošiesi, tu turi visą laiką kažkokį keblumą su hukais, tu visą laiką kerti huką. Equipmentas, jo, kitoks. Jo, ir tas matėsi, kad tu visiškai čia kažkokią laisvę gavai ir net atrodo nesupranti, kad turėtų kažkas kitaip įvykti, žinai. Jo, man nepatogu atrodo, žinai, nes tipo nėra to subconscious dalyko, kad hitinsiu to, žinai, klausimus dabar. Per greitai viskas pareina, žinai. Tai va tas irgi buvo labai smagu su benču, bet kai prasispaudėjai, jie visi judėjo sąlyginai labai gerai ir greitai, progresyvinėjantis greitis, tas ir tai yra esmė. Jei jis progresyvėja, nu, tai come on, jau tu negali pasifeilinti. Kas laikyk čia? Jo. Tiesiog pabulėk ir viskas. Come on, viskas, easy. Fucking žvėris. Antrą grupę atidaro. Martynai. Jis progresyvėjantis buvo, bet jis buvo nenatūralus tau, neįprastas, tas ir man labai pergyvenu dėl to. Galvoju, nepadarysim pirmo? Nepadarysi pirmo, bet antras. Ir aš galvoju, blemba, didelis šuolis, jis jaučiasi ir matėsi iš tavo akių, kad tu biški toks confused. Po pirmo, ne? Jo. Ir aš galvoju, blemba, kad jis tik tais, jei jis nepaleis, jis padarys. Žinai, jei tu mentaliai pizdu, susitvarkysiu ir bus viskas gerai, ne? Tai va to labai suabejau, bet tada, kai padarėjai antrą attemptą, viskas easy. 107,2,5 sakiau Paulinai.
Bet užėjom 107, nes pagal planas, bet aš žinau, kad darys 172,5. Tai labai gražiai irgi, tai realiai skuotų 2 rekordai, realiai pagerinti 2 kartus tas pats rekordas, tavo paties, bet nesveikai pagerintas. 2,25 pradinis, paskui 2,38, tai ant pusės kilo pagerino rekordą savo, kur praeitais metais Europos čempionų užfiksavau ir 2,5 trečias, kas yra insane iš tikrųjų. Buvo nesveikai gražus. Bet tą momentą jautės, kad galėjau, žinai, 2 PM tikrai, kad... Turėjai rezervą. Dėk 2 PM, žinai, padarysiu. Turėjai rezervą. Ta prasme, laisvai. Fenomenaliai jautės, žinai. Pati štanga, sakyčiau, ganėtinai sunkiai jautės, bet kaip judėjo, žinai, viskas ir aš pajaučiu, žinai, atsistoju savo kūno masės centrą, žinai, ir jau žinau, kad, žinai, bus tas, kad galėsiu išgrindinti, žinai. Tai buvo labai faini pritupimai, benčas irgi labai geras. Dabar deadliftai. Kaip dabar logiautas? Biškai geresnis. Jau tikrai yra. Filmuoji? Kosminis. Nice. Давай. Back in the house with a 9-4. You did good, say. I feel like Princess Peach, rose gold on my Mercedes, rose gold on my bitch, looking like a insane. I need to hold it down, no guys, but I'm ladies. Switched out the friendly smile, but the face that Monday, let's go. Easy. I got rabies, I just overdose off coke, and hope I know they hope I die. My back is aching from holding the underground down, and the 6 feet drop top. Standing in my grave like I ain't five. One more minute till the hours done, I'll take my time, take my pride. It's really all about state of mind. Reality reflecting the state of the nervous system. Listening on the bitch, you something you know in the kitchen. I ain't got time. Suicide made the whole culture that's based on that. Another cult never showed up to so they can wait their life. Don't in that to your head, higher than the upper deck. The way she suck my dick, I'm up and naked. Man ir nelabai patiko. Jo. Visiškai lėtai. Rekordas? Mums reikia traukti. 2,63,5. Gerai, dėk rekordą. Ok, 2,63,5. Šiaip, gal atrodė lėtai. Lėtas atrodė, sakau, tik tas. Techniškai viskas gerai, neprilaginai, jokių nesąmonė nepadarai, bet buvo gan... Lėta, ne? Lėčiau negu įprastai. Padarysim dabar gerai. Jo. Padarysiu laisvai. Davai, kaupiesi. Bandysi daryti Lietuvos rekordą. Padarysi, supratai? Davai, padarysi. Eini ir darai. Viskas, davai. Forma bandys įkipti į legendinio Nojaus Konstantino Čymo Lietuvos jaunimo rekordą 263. Yra Rokas Reikia štangą paridengti čia. Štangą paridengti daugiau čia. Gali paridengti. Ačiū. Svoris paruoštas. Davai, easy. Darai, stipriai, darai. Negrįžti be štangos. Turi. Davai. Davai, Rokai. Davai. Stipriai, Rokai. Davai, lūk. Viskas gerai. Kartojam. Susitvarkim tada, aišku. Met my shoe, now met my bitch.
me, they never remember. My game members run me in every direction. It's shoot. Tai deadliftų, tai aš turėjau mixed feelings, nes aš iš karto pasakiau, pirmas openeris buvo 2 Cam 5. Jo. Žinau, kad jam easy yra, bet judėjo keistai. Openeris? Jo. O warm-upai kaip judėjo? Warm-upai judėjo idealiai. 225 buvo paskutinis warm-upas, ta prasme nuskrido. Viskas puikiai, labai gražiai. Lockoutas buvo greitas. Viskas buvo irgi vėl progresyviančiai į viršų, žinai, kilo svoris, bet tada priėjom padarėjai openerį. 2 Cam 5, jis buvo toksai kaip ir lėtėjantis ir aš galvoju, blemba, ar jam gal kažką skauda, gal kažką... Lokauto, ne kažkas? Jo, kažkoks toks keistas judesys buvo. Galvoju, žinai, deadliftai gali išgrindinti. Bet ir atsimeni, kai aš tau sakau, tu tikrai pagal planą darom, o gal biškai dar užsitvirtinam ir tada kalom daugiau. Bet aš nenorėjau jau keisti ir būtų, manau, netaktiška keisti. Ir galbūt būtų outcome panašus buvęs. Aš galvoju uždėti 2,5-7,5 arba 2,5-5, tave vėl morališkai grąžinti ir tada jau ko reikėjo rekordui. Kodėl jie neuskaitė, kodėl nedavė komandos down, nes kadangi Rokas labai greitai pakėlė nuo žemės, kilo štanga labai greitai, tai pačiu lokauto metu šiek tiek stragalino ir vidurinysis teisėjas nedavė komandos down, nors iš šono lokautas tikrai galėjo būti geriau, nes mes siekėm aukščiausią standartą ir aukščiausių rezultatų ir geriausiai atrodančių pagal taisyklės visko. Bet ir žinant, kad čia yra rekordas, jis turi būti tikrai pilnai užtikrintas. Ir man iš šono žiūrint, aš labai susinervavau ir užpykau ir galvoju, gerai, viskas ieškom teisybės. Tada man mūsų kamermenas Agnius atnešė video iš priekio ir aš tada paėmiau ir pamiršau tą šoninį vaizdą ir tik tais koncentrausiu į priekinį vaizdą. Aš asmeniškai būčiau nedavęs komandos down, anksčiau ir neuskaitęs lifto, nes aš mačiau, kad tu kankiniesi ir tu bandėjai kompensuoti. Mano asmeninė nuomonė. Hičinimas buvo, ne? Nes iš šono buvo fenomenalu, kad tu tai padarėjai. Tu karočiau įsitraukė, okei, lokautas yra, bet blemba dar galėtų biškį traukti, žinai. Ir matau, štanga jau pradėjo slystui. Jisai su pėdom pradėjo lynint. Pas tave ant tiek daug yra smarvės visam kūne, kad tu su pėdom visą kūną taip patraukiai. Ir aš galvoju, kad tik jisai neparvirstų ir kad štanga nekristų ant kojų. Atva buvo labai lintas. Tu sustoji taip ir bam, su pėdom, matau, pirštus spaudžia žemę, dar taip užlokautis čia. Bet štanga, jo, ir ta štanga pradėjo judėti tavo rankose, va čia buvo ir problema. Ir iš priekio labai vizualiai matėsi minimalus judesys, bet toksai va. Bet kuriuo atveju, aišku, pirmiausia reikia atsiminti tą dalyką, kad, mes esam komanda, tu esi treneris, aš esu atletas ir mes turim, žinai, adaptuoti savo strategiją. Pagal tai, kaip yra, žinai, tą dieną teisėjavimas. Nes teisėjavimas visuose sportuose yra subjektyvus dalykas. Taip. Tai yra subjektyvus. Žinai, tau atrodo, tau atrodo. Taip. Mes turim, žinai, labai aiškias taisyklės, bet jos, mikro gali būti, kažkiek kitokios mūsų ar galvose, ir mes kaip suvokiam tą vaizdą visą. Tai va tas dalykas yra, žinai, ir tiesiog turi padaryti, jeigu iš tavęs prašo maksimalaus standarto. Tai tu ir turi, žinai, padaryti be jokio hitchingo, be nieko, ta prasme, be jokių ten kažkokių, nežinau, pastrigimų, jeigu tas teisėjas, žinai, nenori to matyti, ne, ir galvoja, kad tai yra no lift, tai okei, adaptuokis, stebėk aplinką, žinai, viskas. Tai aš manau, tiesiog nebuvo tas svoris realus tą dieną ir aš tiesiog buvau nepasiruošęs, per silpnas, whatever, nežinau. Aš manau, galima buvo galbūt biškiai, ir vienas dalykas, kad tu labai jau neįsieikvoji, bet daug savęs išnaudoji pritūpimį ir spaudimį, nes tai buvo jau buvo tikrai rezultatai nenormalūs. Tai tiek ir morališkai tu jau... Lyginant tai, ką aš anksčiau dariau, žinai, tai čia yra fenomenalu iš tikrųjų, man pačiam, žinai, man pačiam. Ir manau, jei būtum, sakau, nenorėjau, aš labai jau ant to spoto nėra profesionalu imti ir keisti kažko, kai aš neturiu tos patirties ir aš kažkiek pagalvojau, nereikia man per daug keisti kokių svorių. Galbūt, jei būtum antrą temptą darę šiek tiek mažesnį, galbūt būtum sužinoję, kas vyksta su tavim. Ir tada galbūt trečiu būtum visiškai užsigazavęs ir dėjęs, nes tas pirmas no lift mentaliai tave biškį sutraiškė.
Tai, kitoks būtų sprendimas, kitokia taktika, žinai, o kadangi buvo tiesiog toks tikslas, kad susirinkam, žinai, skvotų rekordą ir deadliftą ant antro, žinai, bandymų. Ir viskas. Na ir tai va, dar. Tai tą padarėm ant skvato, benchų padarėm gerai, deadlifto nerealizavom. Kvaila gal kažkiek buvo, žinai, bet tiesiog... Nieko tokio. Vis ego gal įsijungia kažkoks, ne, dėk, žinai, viskas ok. Bet reikia ir to, nes dabar sužinojai kiek apie save. Na, išmokai daug dalykų. Ja. Taip. Ir iš esmės, kalbant apie pačias varžybas, apie organizavimą, žinai, patį, tai, sakyčiau, 5 leveliais. Blemba. Vien tik matėjau, kokius prizus gavau, ta prasme. Taip. Vien tik atmosfera, pati vieta varžybų. Taip. Organizacijos tai visi dalykai, žinai, organizuotumas, kaip čia. Taip. Nežinau, žiauri viskas gerai. Nerealiai buvo. Palyginus, žinai, su praeitų metų čempu, kur irgi buvo neblogai. Buvo tikrai geras. Buvo geras čempas, jo, viskas labai gerai buvo, žinai, padaryta. Dabar, tai, sakau, 5 leveliais į viršų. Next level. Žinai, pašokom. Tai žiauri geras toks experiences buvo. Tai va, Lietuvos jėgos rygos federacijai labai toks dėkingumas iš mano pusės. Stengiatės. Tai mum irgi yra noras toks stengtis. Labai faina. Būtent labai nusibuvo. Faina. Jo, tai recapinant iki galo, tai nežinau, skvatas, benchas, žiauriai esu patenkintas skaičiais, kuriuos parodžiau, žinai. Deadliftas, nežinau kaip pasakyti. Tipo, viskas ok, kaip ir buvo, bet vėlgi norėtųsi, žinai, kad būtų tas rekordas, būtų pastatytas, žinai. Tai, nieko. Dabar reikia į trefkės varyti ir dirbti to. Dabar repinsis tą karočią svariai varžybose. 203,5, X3 darys. Jo, po vien pirmo bloko matysim Rokas, dubulina visus svorius. Rage lifteris mūsų. Viskas. Tai avies fitnesse rūškis. Viskas, varom dabar į Day 2, dalyvauju suaugusių amžiaus grupę, tai bus labai gerų vaizdų ir viskas, varom. Let's go. Come on. Žiūrėk, kokis oras geras. Bičius pasiėmė attemptą pats, aš kol išleidau vieną bičiuką, jau žiūriu pakeistas svoris, pasiėmė medalį, viską, kam tu trenerių reikia, žinai. I remember being nervous to do Victoria's Secret till I pictured everybody with their clothes off. Expedition was any my audition. I'm driving with the winter pines in December. And I jumped back down.